kad vis tiek treneris darė didelį rotaciją, dažnai rotavo žaidėjus ir norėjo pažiūrėti su vienais arba su kitais, kaip eisis. Ir aš manau, čia priežastis tokio Latvijos spurto. O šiaip aš manau, kad neblogai žaidėm ir aišku, ne viskas pasisekė, bet svarbiausia, kad vyrai stengiasi, kovojo, tikrai ir jaunimas labai padėjo, labai momentais gana protingai sužaidė, todėl kad, žinot, jie jauni, jiems sunku, vis tiek kai kuriem aplamai Lietuvos rinktinėje buvo pirmos varžybos, tai aš manau, gana neblogos varžybos buvo. Gudaičio, Kavaliausko pasirodymas parodė, kad konkurencija bus labai didelė. Tai be abejo, tai kada Lietuvos rinktinėje nebuvo konkurencijos? Kiekvienais metais, todėl kad Lietuva krepšinio šalis ir konkurencija visą laiką atsiras. Todėl kad mums senukam reikės pasistengti. Kaip pačiam sekėsi su Kalniečio tais dubleriais vadinamais žaisti, Vasiliausku, Juškevičiu? Nu, žinokit, galvoju, kad sunkiau bus suprasti vieną kitą, reikės daugiau laiko. Bet ir per treniruočius, ir šiandien per varžybas gana neblogai sekėsi mums kažkaip tai žaisti kartu ir aš manau, kad kuo toliau ateityje mes turėtumėm dar labiau vienas kitą geriau suprasti ir dar geresnių